Sveiki visi, šiandien parodysiu Lokersų išpakavimą. Čia yra Xbox'as. Kaip matote, adresą nerodysiu, tiesiog vardas, aiškiai matosi. Yra 100%. Ką, pradėsim? Štai kaip matote, Xbox'as, Lokersai, Login, Shopping, Connect, Dailies, taip toliau, taip toliau. Dabar šiek tiek padarysiu pauzę, kad ištraukčiau jį. Tai va, mano Xbox'as. Kaip pastebėjau, įdėti nauji žaidimai. Gerai, bus galima palošti jau šiandien. Aišku, turėjau sumokėti už muitą. Kur dabar tą peilį padėjo? Turėjau sumokėti už muitą. 208 litus. Nežinau, kaip kiti mokėjo, bet girdėjau, kad vienas sumokėjo tik 110 litų. Nežinau, kodėl čia taip gaus. Aiškinausi, iš pradžių net sakė, kad bus 500 litų. Bet įsiaiškinau, kad tik 208. Aišku, jis vertas tiek, kad sumokėtų už jį tiek. Na ir dar truputėlį padarysiu pauzę. Na štai kaip matote, visokie čia žudai, kurie niekada neskaitomi. Action, taip toliau ir taip toliau. Štai patsai Xbox'as. Teko net išėti iš pamokų, kad pasimti jį. Kaip matote, Lokersai nemelavo, bet ką padarysi, mūsų Lietuvos įstatymai yra tokie kvaili, bet nieko nepakeisti. Toliau visokie popieriukai. Štai. Dviguba dėžė žaidimų. Dar laukiu savo marškinėlių. Štai. Xbox'o pultelis. Tikėtinai sunkokas. Baterijos. Interneto kabelis. Ausinės. Vėl trūksta viena. Adapteris, kuris neįtin sunkus. Palį video tikėjausi, kad bus sunkesnis, bet pastebėjau, kad nelabai.
Dar nežinau, iš kur reiks gauti šakutę. Kišti. O čia... TV laidai. Na, kaip ir viskas, mano instrukcijos gautas. Aišku, didžiausia nesąmonė yra padaryta su muitu, kad reikia už jį mokėti. Na, bet ką padarysi. Taip, kad žiūrėjote, čia buvo Eligijus.